Į Kauno Žalgirio komandą pretenduojantis jaunieji krepšininkai sužaidė pirmąsias draugiškas rungtynes. Pirmadienį žalgiriečiai išmėgino jėgas su Merserio universiteto komanda, kurie įveikė 84-79. Už uždarų durų vykusį mačą galėjo stebėti tik Žalgirio garbės klubo nariai. Žalgirio ekipos treneris šiame mače dar nesinaudojo po traumų sveikstančių Pauliaus Jankūno ir Tado Klimavičiaus pagalba. Be aukštaūgių krepšininkų likusiems žalgiriečiams mačo pradžioje prireikė šiek tiek laiko apsiprasti, todėl pirmajame kėlinyje pirmavo svečiai. Jie daugumą atakų užbaigė iš po krepšio, o Žalgirio taškų sąskaitą tolimais metimais atidarė Artūras Milaknis ir Tauras Jogėla. Antrajame ketvirtyje iniciatyvos ėmėsi du labiausiai patyrę žalgiriečiai. Milaknis smėgė du tolimus metimus, o Vytenis Lipkevičius net 3 kartus pelnė 2 taškus su pražangomis. Laimėję atkarpą 18-4 kauniečiai įsiveržė į priekį. Po didžiosios pertraukos Merserio universiteto krepšininkai pradėjo daug kiečiau rungtyniauti gynyboje ir tai iš karto davė vaisių. Per trečią kėlinį taškus iš žaidimo pelnė tik Marius Grigonis ir Vaidas Karaniauskas, todėl amerikiečiai persvėrė rezultatą savo naudai. Prasidėjus ketvirtajam kėliniui žalgiriečiai pataikė 2 tritaškus iš eilės. Po dar vieno Jogėlos bloko greitą ataką užbaigė Jusas Tamulis ir Žalgiris pirmavo. Amerikiečiai dar buvo sumažinę atsilikimą iki minimumo, bet su tuo nesitaikstė Lekavičius. Mažasis žaidėjas per porą minučių pelnė 6 taškus, po rungtynės dėjimų užbaigė Lipkevičius. Su nauju treneriu sportuojam tik savaitę, stengiamės išmokti, ko jisai nori tiek gynyboje, tiek puolime. Iš pradžių gal taip nėra, tas taip greit neateina, kaip norėtųsi. Tos pirmos varžybos gal nebuvo labai gražios, buvo daug ir klaidų ir neišpildėm, ko treneris norėjo, bet pergalė vis tiek yra pergalė. Kad ir toj sudėty čia daug jaunimo, bet vis tiek pradėjom tas iki sezoninės rungtynės pergalę. Dabar stengsimės rytoj ištaisyti klaidas ir kad treneris būtų laimingesnis negu šiandieną. Visi stengiasi, visi dirba tikrai sunkiai per treniruotės. Aišku, čia varžybų yra komandinis sportas. Vieną dieną vieniem daugiau eina metimai, kitą kitiem. Gal vieną dieną kiti daugiau kamuolius kovoja. Tiesiog čia svarbiausia, kad laimėjom, o rytoj pagrindinis darbas pagerinti savo darbą gynybą ir komandinius veiksmus. Ir bus viskas gerai, manau. Really, we didn't practice, I will say, anything. We practiced few things. A little bit one-on-one defense, one offense. So it's very hard to judge what they can do. But I'm satisfied a lot from the effort of all the players. Even we didn't practice many days, a few days, they did everything. I'm happy because even you don't do anything as a team, you try to win, and this is important for me, the team to be competitive. This is what we say from the first day. Of course, it's very early. Some of these players will join the team, so we'll see also the game tomorrow and we'll go on. Žalgirio ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Vytenis Lipkevičius, pelnė 17 taškų, Tauras Jogėla pridėjo 13. Rytoj Žalgirio ekipa išmėgins jėgas su Athletes in Action ekipa. Šios rungtynės vėl vyks už uždarų durų ir jas galės stebėti tik Žalgirio garbės klubo nariai.